Labas rytas, good morning. Labai tikiuosi, kad šiandien programa jums bus naudinga ir įdomi. Ir pirmiausia, noriu pakviesti gerbiamą Astą Skaisgirytę, vyriausią Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos patarėją. Gerbiamą Astą, kviečiu Jūs. Gerbiamas pirmininkė, ambasadoriai, ponai ir ponios. Iš ties ši konferencija vyksta kontekste europinio karo. Karo, kuris vyksta jau 2,5 metų. Jau nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos pasaulinė tvarka paremta tarptautinė teisė yra puolama. Žinoma, aš kalbu apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kuri yra dar vienas gėdingas pavyzdys Rusijos negebėjimo sugyventi su tarptautinė tvarka ir kurianti daugybę konfliktų. Rusija pradėjo esminį karą, kaip mes matome, siekdama pasiekti imperinės plėtros ir pasitelkdama genocido kalbą ir kovodama su žmogiškumu. Esminis klausimas yra kodėl. Aš suprantu, kad ši konferencija sieks rasti atsakymų į klausimus. Kodėl? Kodėl šis konfliktas? Kodėl buvo karinis puolimas? Kodėl genocidas? Kodėl? Kodėl Rusija elgėsi tokiu agresyviu būdu? Kodėl nesugeba sugyventi su europinėmis tautomis ir civilizacija? Kodėl toks neišprovokuotas karas ir kodėl jis taip remiamas Rusijos viduje? Atsakymai į šios klausimus turėtų padėti mums atsispirti Rusijos karui prieš demokratinį pasaulį. Ir tai turėtų padėti mums vengti ateities klaidų. Man regis, atsakymų galima ieškoti istorijoje, tiek Rusijos, tiek europinėje istorijoje. Viena esminių pamokų, kurios mes neįsisavome arba per praėjusį karą, arba vėliau, yra ta, kad tarptautinė bendruomenė nusprendė pamiršti, jog nacių režimas neveikė pavieniui Europoje. Taip pat puolė ir Sovietų sąjunga, kuri aneksavo šalia buvusias valstybės. Taip pat tai buvo žmonės palaikę komunistinę ideologiją, kurie siekė įtvirtinti kitokią pasaulio tvarką. Mes visi gyvename pasaulyje, kuris buvo sukurtas antrojo pasaulinio karo griuvėsių kontekste. O dabar matome naują karą, naujus konfliktus, kurie yra kuriami žmonių protuose. Ir panašu, kad tai yra Rusijos hibridinis karas prieš demokratinį pasaulį. Jis kariaujamas demokratinėje atmintyje, ten, kur identitetai susikerta tarpusavyje. Antrasis pasaulinis karas vis dar yra aktualus, nes jo pabaiga reiškia visiškai ką kita skirtingiems žmonėms. Ir taip pat, ką kita reiškia skirtingoms tautoms. Vakarų Europos valstybės karas baigėsi 1945 metais ir toliau sekė demokratijos, rekonstrukcijos ir ekonominio augimo laikotarpis. Nacių režimas buvo pasmerktas Niurnberge ir visos žaizdos užsitraukė. Vis tik kitaip viskas atrodė tiems, kurie liko Sovietų sąjungoje. Daugybė valstybių tiek centrinėje, tiek rytų Europoje buvo pavergtos, žmonės buvo terorizuojami totalitarinio režimo, socialinė ekonomika buvo sužlugdyta dėl
komunistinės ideologijos. Lietuvoje, kur daugiau 200 tūkstančių žmonių žuvo nuo nacių ir kolaborantų rankų, Sovietų sąjungos valdžia dėja, bet reiškia daugiau aukų. 20 tūkstančių kovos su sovietiniu režimu žmonių žuvo ir okupacijos laikotarpiu, 25 tūkstančiai politinių kalinių buvo ištremti ir žuvo. Daugybė senolių, daugybė vaikų pražuvo Sibiro tremtyje. Iš 280 tūkstančių trečdalis niekuomet nesugrįžo į savo valstybę. 500 000 žmonių, šeštadalis iki karo buvusios valstybės gyventojai turėjo pabėgti, palikti valstybę. Antrasis pasaulinis karas kažkam baigėsi tik 1993 metais, kai paskutinės Rusijos kariuomenės mašinos išvažiavo iš mūsų teritorijos. 79 metai po Berlyno sienos griuvimo Rusijos režimas vis dar pasitelkia tuos pačius karo vaizdinius, kovodami prieš tariamus fašistus. Ir tai nėra atsitiktinumas. Žmonės, kurie pasiilgė sovietinės mitologijos, to patriotinio tariamo karo, yra išlikęs Rusijos valstybės ideologijos centre. Rusijoje laimėjimas prieš nacius yra triumfas pasiektas per skausmą ir tariamai be išorinės pagalbos. Net ir stalinistinė diktatūra, holodomoras, deportacijos į Sibirą taip pat yra teisinamos šią pergalę, karo pergalę. Ir ši pergalė tarsi pateisina brutaliausius sprendimus ir tarsi apvalo režimą. Apmaudu, kad nuo Sovietų sąjungos griuvimo Rusija nepatyrė jokios desovietizacijos ar dvasinio atsinaujinimo. Valstybė, kuri nukentėjo, ta valstybė, kuri neteko intelektinio, ekonominio potencialo dėl brutalių sovietinių eksperimentų ir toliau aukština karo nusikaltėlius ir genocidinių kampanijų architektus. Pamokos nebuvo išmoktos ir mes vis dar matome siekį plėsti imperiją, išnaudoti antrojo pasaulinio karo atmintį ir sukurti naują politinę realiją. Mokydamiesi iš Stalino, Putino aplinka perrašo istoriją pagal save, siekdamas įgyti daugiau jėgų ir pasitelkti jų iš aplinkinio pasaulio. Matome puolimą prieš bandymą išsaugoti tiesą apie totalitarinį sovietų režimą. Ir čia mes privalome visomis jėgomis atsispirti. Ponai ir ponios, Europoje atėjo laikas pripažinti totalitarinių ideologijų, tai yra nacizmo ir komunizmo nusikaltimus. Pasaulis pasmerkė nacių režimą ir šias karčias pamokas išmokome, jas įdiegę į edukacinės programas. Mes žinome daug apie aukas ir nusikaltėlius. Deja, apmaudu, kad sovietiniai nusikaltimai dar nerado tinkamos vietos europinėje sąmonėje. Rusijos karo agresija, kuri yra palaikoma dezinformacijos kampanijų, kviečia mus nubusti. Siekdami kontroliuoti melo bangas prieš demokratinę bendruomenę, mūsų visuomenė privalo suvokti ir sužinoti daugiau apie totalitarinę praeitį. Mes privalome ieškoti tiesos. Kalbant apie tokias istorinės edukacinės programas, jos turi būti išplitusios visoje Europoje ir už jos ribų, siekiant suprasti aiškiau komunistinę praeitį, kuri turi rasti kelią į visas politinės diskusijas. Prahos platforma, kurioje aptariama europinė sąmonė, turėtų taip pat būti plačiau aptariama ir
aptarti daugiau temų susijusių su totalitariniais režimais. Kalbant apie privačias organizacijas, taip pat mokslinius tyrimus, švietimo organizacijas, jos turi turėti visas reikiamos priemonės, kad pasiektume sėkmės. 2022 metais mūsų valstybių Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos lyderiai ir prezidentas Nausėda taip pat kreipėsi raštu į europinės institucijas siekiant stiprinti europinę atmintį ir sąmonę, ieškodamas finansinės ir moralinės paramos. Mes siekiame, kad bendros pastangos padės ir mes sulauksime daugiau palaikymo iš Europos valdžios institucijų. Taigi sujunkime savo jėgas ir sukurkime atmintį visoms totalitarinių režimų aukoms Briuselyje, kadangi Briuselis yra Europos sostinė. Ir taip pat nepamirškime, kad dezinformacijos siena dar egzistuoja ir turi griūti. Kiekvienai Europos valstybei, kiekvienai tautai tai yra būtina, nes tik tiesa gali mus išlaisvinti. Ačiū Jums už tai, kad manęs išklausėte ir tikiuosi, kad šiandienos diskusijos bus labai vertingos. Thank you very much. Ačiū Asta labai. Na, o dabar noriu perduoti žodį Mariui Veščegai, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovui. Mariau, žodis Jums. Gerai, aš kalbėsiu lietuviškai. Good morning. I will be speaking in Lithuanian. So those of you who don't speak Lithuanian, you can use the headphones. Ekscelencijos, gerbiami svečiai, ponios ir ponai, aš labai dėkoju Robertui Van Vorenui už galimybę dalyvauti, atidaryti šią 7-ąją konferenciją, tarptautinę konferenciją skirtą Leonidui Donskiui atminti. Nes Leonidas Donskis buvo unikalus mąstytojas ir visuomenės veikėjas. Ir jo televizijos laida Be pykčio buvo ne tik pavadinimas, bet taip pat ir metodas. Metodas ir būdas kalbėti, girdėti ir ieškoti tiesos be susiskaldimo. Leonido Donskio požiūris į diskursą buvo pagrįstas smalsumu, empatija ir intelektiniu sąžiningumu. Savybės, kurios šiuolaikinėje erdvėje tapo retenybė. Šis požiūris yra antitezė tam, ką matome šiandien, kai dabartiniai veikėjai, tokie kaip Putinas, sąmoningai skaldo visuomenės ir kuria konfliktus. Leonidas Donskis stengiasi išlaikyti vienybę ir skatinti konstruktyvius dialogus. Aš prisimenu, kaip prieš turbūt 15 metų susirinkdavome Briuselio lietuviai pas vieną iš mūsiškių ir klausydavomės tuo metu Europos parlamento nario Leonido atliekamų Bitlų dainų. Jautėmės kaip niekad vieningi ir džiaugiamės Europa ir jos sėkmėmis. Europa kūrė ir vis dar kūrė sistemą, kurios pagrindas yra 3 ramsčiai. Demokratija ir žmogaus teisės, rinkos ekonomika, stipri socialinė politika. Ir visi jie yra svarbus. O mumis sekė ir vis dar seka daugelis pasaulio valstybių. Tačiau praėjus tiem 15 metų pasaulis yra kitoks. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dokumentą, kuris gal nėra pakankamai aptarinėjamas, bet svarbus dokumentas. Tai yra 2022 metų vasario 4 dienos, likus vos 20 dienų iki Rusijos invazijos į Ukrainą, pasirašyta Putino ir Xi Jinpingo deklaracija apie be ribų esančią partnerystę, No Limits Partnership. Toje deklaracijoje kalbama apie pasaulį, kuriame auga galios persiskirstimas ir pereinama prie naujos daugiapolės pasaulio tvarkos. Tačiau tos deklaracijos pagrindinis tikslas, užkoduotas tikslas yra kitas. Tai yra pasiteisinimas griauti tarptautinę tvarką, legitimuoti agresyvę politiką, prisidengiant tariamais tarptautinės bendruomenės poreikiais.
Toje deklaracijoje savokos žmogaus teisės ir laisvės ir demokratija priklauso nuo kiekvienos valstybės ir jos pasirinkimų. Taip ištrinant žmogaus teisų ir demokratijos standartų universalų turinį, o pačioms savokoms paliekant tik pavadinimą, kurį bet kuris tironas galėtų užpildyti jam patogia prasme. Apie žiniasklaidos laisvės ten neužsimenama, nors būtų įdomu paskaityti, kaip valdžios propagandos kanalai turėtų būti saugojami ir puoselėjami. Tai vadinasi, vakarietiška sistema, kurioje žmogaus teisės ir laisvės yra demokratijos pagrindas, visiškai nėra siekiamybė pagal tą kitą pasaulėžiūrą. Neva svarbiausia, kad tauta gerai gyventų, dešra vietoje laisvės. Neįsigilinus, kai kam tai gali atrodyti patrauklu, bet kai neturėsi laisvės, dešros dozės dydis irgi priklausys ne nuo tavęs, o nuo valdžios. O kai tai suprasi ir garsiai nusistebėsi, tada jau nebeturėsi nei laisvės, nei dešros. Kaip įtikinti, kad juoda yra balta, o balta yra juoda? Putino Rusija per dezinformacijos priemonės kuria alternatyves realybės. Įvairiausi garsus trolių fabrikai, propagandiniai kanalai, visokiausi RT, Sputnik. Tai yra šiuolaikiniai ginklai, kurie yra skirti skaldyti ir kurti abejonės, paverčiant melą tiesa, o tiesą paverčiant melu. Ir dezinformacijos lygių gali būti pačių įvairiausių. Gali būti tokių, kuriuos nesunku pastebėti, nes tai yra visiškai kažkas išgalvota. Gali būti tokių, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip labai tikri. Vadinamieji deepfake, dirbtinio intelekto sukurti vaizdai. Bet yra ir trečias lygmuo, kuris turbūt yra pats pavojingiausias, nes iš pirmo žvilgsnio nėra taip paprasta pasakyti, ar tai tiesa, ar tai yra melas. Vis atsimenu vieną pavyzdį, su kuriuo man pačiam asmeniškai teko susidurti, ir čia aš kalbu apie pensinio amžiaus didinimą, kai prieš metus ar dviejus, net ir Lietuvoje, visi staiga buvo įtikėję, jog Europos komisija siūlo jį didinti, nors tokio siūlymo niekada nėra buvę. Paprastai tokie dalykai grįžta rinkimų metu, nenustepčiau, jeigu atsirastų vėl kažkokių tai naujų dalykų. Melagienos jos siūlo paprastus receptus ir lengvai suprantamą pasaulį. Juoda ir balta. Ir tokiai pagundai lengva pasiduoti, nes kontrastus pamatyti lengviau. Bet demokratija nėra tik apie juodą ir baltą. Ir čia norėčiau grįžti prie Leonido Donskio, nes jis buvo tas žmogus, kuris labai gerai suvokė demokratijos subtilumus. Viename iš paskutinių savo komentarų, pavadintame Nemylima Europos Sąjunga, jis citavo Adamą Michniką, kuris sakė, demokratija yra pilka. Ji pagrįsta nuolatiniais kompromisais, dėrybomis ir politinė proza. Tad demokratija yra begalybė pilkos atspalvių, nes jos stiprybė yra nuomonių įvairovė. Leonidas Donskis dar pridėjo, kad demokratija pati viena neveikia, be kritinės minties, tikros žurnalistikos, be pluralizmo, be akademinės ir intelektinės laisvės, ji virsta formaliomis procedūromis, kurias gali atlikti ir diktatūros arba autoritariniai režimai. Ir demokratijai svarbi kiekviena nuomonė, kiekvienas atspalvis. Dezinformacijos skleidėjai bando tai iškreipti, jie bando pakeisti mūsų supratimą apie įvairovę, jie bando įrodyti, kad vietoj plačios paletės egzistuoja tik dvi alternatyvos. Ir sutikite, kad šiandien galbūt, kaip ir anksčiau, pilka dažnai reiškia nuobodu. Mūsų intelektinis nuoširdumas irgi yra pilkas. Ar yra vietos niuansams, pilkiems atspalviams, kai juodi ar balti rėksmingi siūlymai yra daug lengviau suprantami ir suvirškinami? Ar dabartinėje geopolitinėje situacijoje yra vietos Leonidams Donskiams? Ar tikrai mūzos turi tylėti, kai aidi pabūklai? Šiandien, kai diskutuojame apie mūsų vertybės ir tai, kas svarbu Europai, svarbu prisiminti, mūsų stiprybė slypi gebėjime ieškoti kompromiso. Europa gimė iš skaudžių istorinių pamokų, iš karo, iš susiskaldimo.
ir ES ištakos skaudžios 2 pasaulinių karų pamokos, suvokiant paprastą pilką tiesą. Tiesa, kad būdami kartu mes esame stiprus. Kad pilkas kompromisas reiškia, jog laimi visi. Yra win-win situacija, o ne kažkieno tai sąskaita, zero sum game. Intelektinis nuoširdumas, intelektinis smalsumas motyvuoja mus ieškoti naujų atspalvių esamose ir buvusiuose procesuose. Jie praturtina mūsų pasaulio pažinimą, praturtina mus. Todėl bus labai įdomu išgirsti šios konferencijos įžvalgas apie tai, kas yra juoda ir balta ir kaip atpažinti pilkus atspalvius tarp jų. Ir kaip pasiekti, kad pilka nebūtų nuobodu, nes tai irgi nemažiau svarbu. Linkiu prasmingos diskusijos. Ačiū. Ladies and gentlemen, Ponai ir ponios, prieš savaitę Andrėjaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centras pristatė disidentų turą, projektą, kuris buvo sukurtas Neringos Gališinskytės projekto vadovės. Disidentų turas nėra tik unikalus turas, tikriausiai Vilnius vienintelis toks pirmasis, kuris parodo, kas vyko disidentų laikotarpiu vietos ir užsienio disidentams. Jis yra taip pat labai svarbu. Lietuvoje užaugo naujos kartos, kurioms sovietų praeitis yra jau istorijos dalis. Suprantu, kad didžioji dalis šių žmonių, jaunų žmonių, turi senelių, kurie išgyveno arba deportaciją, arba nuobaudas, arba profilaktiką, prevencinės priemonės, kurios turėjo užtikrinti, jog žmogus nebegalvotų antisovietiškai. Ir dabar, nors nebėra tokios sovietinės baimės ir tarsi jau tapome laisvi nuo sovietinio teroro. Ir tai yra iš dalies palaiminimas. Vis tik labai svarbu nepamiršti praeities, nes prarasti laisvę gerokai lengviau nei ją atgauti. Tie, kurie atsispyrė sovietų režimui, kurie prarado savo gyvybės ir tie, kurie turi tokių giminaičių, žino, ką tai reiškia, kokia tai yra kaina. Tai žino mūsų Ukrainos bičiuliai, kurie žino, kiek tai kainuoja. Putinas, kuriam gyvybė neturi vertės, ir žmonės, kurie yra tarsi varžteliai Orvelo didžiulėje mašinoje. Ukrainoje gyvenimas tapo juodai baltas. Juoda tai yra Rusijos teroras ir okupacija, balta tai yra siekis apsaugoti, apginti Ukrainos nepriklausomybę ir suverenumą. Juoda ir balta ir pilki atspalviai, tai yra koncepcijos, apie kurias mes šiandien kalbėsime. Juodai balta tarsi supaprastina viską. Ir pilki atspalviai, kurie rodo, jog tiesa ir realybė yra daugiadimensinė ir ypatingai sudėtinga. Tačiau tai, ką mes matome šiandien, ką mes šiandien suprantame, yra pagrįsta dabartinė realijų supratimu. Ir mes viską geriau suvokiame, atitolinę save laikę nuo tam tikrų įvykių. Daktaras Jonvienu, kuris yra pirmasis pasaulio psichiatrijos iniciatyvos vadovas, prieš daugybę metų bandė man paaiškinti, jis buvo rumunas ir jis pabėgo nuo Čiaučeskų režimo 77-aisiais ir vienas iš pirmųjų teigė, jog psichiatrija buvo pasitelkiama jo šalyje politiniais tikslais. Rumunijoje dominavo Securitate, slaptosios tarnybos, galbūt dar baisiau nei Stasi pajėgos. Ir jis sakė man, kai supranti arba galvoji, kad kažką supranti, tai yra tik vienas sluoksnis, po to sluoksnių yra dar keli.
Jis mirė šį birželį, palikęs didžiulį archyvą, 9000 knygų biblioteką, kurį turime mes. Jis mirė birželio pabaigoje ir pagrindiniai pasaulio dienraščiai parašė apie šią netektį. Jis padėjo 100 studentų kelyje į ateities karjerą ir aš buvau vienas iš jų. Jis taip pat paaiškino, kad kiekvienas akademikas turi įsipareigojimą būti moralės švyturiu. Negalime apsimesti, kad buvimas akademiku reiškia, kad gali būti neutralus, neįsitraukti. Mes visi turime vaidmenį ginti laisvę, siekdami užkirsti tokius baisius įvykius, kuriuos sukelia nacių ar Putino režimai. Ir jo laikotarpiu tai buvo labai neįprastos idėjos, tarsi iš kitos planetos. Bet jis tikėjo, kaip Vizelis, Nobelio prizo laimėtojas, yra pasakęs, mes privalome užimti pusę, nes neutralumas niekada neleidžia suprasti aukų. Bet tam reikia būti informuotiems. Mes privalome suprasti, kas nutiko, mes privalome suprasti, kodėl žmonės iki mūsų užėmė vieną ar kitą pusę, ko jie baiminosi ir kaip jie įveikė vieną ar kitą baimę. Aš manau, kad tai yra viena iš pagrindinių problemų. Mes kuriame herojus ir mes kuriame juos tokiu būdu, kad jaunimas įsitikinęs, jog jie negali tapti tokie, nes tai yra kažkokie superherojai ir taip neįmanoma gyventi, to neįmanoma pasiekti, todėl nesirenka tokio kelio. Tai yra labai neteisinga, tai yra labai žalinga. Herojai yra žmonės, kurie tam tikrų laikotarpių nusprendė, jog nebegali tverti ir privalo įsikišti, kažką padaryti. Mano dėdė Simon Laicė 44 metais vasarą po Roterdamo bombardavimo nacių labai supyko ir suprato, kad privalo kažko imtis. Ir galiausiai sumokėjo už tai didžiausią kainą, gyvybės kainą. Mano tėvas sugebėjo pasislėpti nuo vokiečių, tiesiog užrašęs ant durų cholera užkrečiama. Naciai taip bijojo užsikrėsti, kad nebandė išsiaiškinti, kas gyvena už tų durų. Bet kai susitiko su mano motina, kurios brolis buvo pasipriešinime, ir negrįžo, kitas buvo labai traumuotas, jis labai daug skaitė apie Antrąjį pasaulinį karą, ypatingai apie holokaustą, darbo stovyklas. Ir manau, kad tokiu būdu jis kompensavo savo tuometinį elgesį. Ir tokiu būdu jis mane pastatė į kelią gyventi gyvenimą priešinantis režimams. Norėjau pasakyti, kad kiekvienas mumise turime herojų ir bailį. Ir viskas labai priklauso nuo aplinkybių, kuo mes tapsime. Wolfgang Tirse, Bundestago pirmininkas, labai gerai pasakė, kad yra tikri pažeidėjai ir tikros kaltės. Yra kaltieji ir nukentėjusieji, o visi kiti yra kiti, kurie gyvename kažkokiais laikais, kažkurie bailiau, kažkurie drąsiau. Tokia yra tikrovė, kurioje mes privalome gyventi. Ir svarbu labai užtikrinti, kad žmonės turėtų kuo daugiau informacijos, kuo daugiau žinių, kad sužinotų kuo geriau apie praeities klaidas, kodėl tam tikros klaidos buvo padarytos ir kodėl kai kurios iš jų gali būti iš dalies ištaisytos tam, kad pasiektume susitaikinimo. Todėl tokios programos vyksta Kanadoje, Pietų Afrikoje. Mes kalbame apie tai, kad Danai, kurie gelbėjo žydus, nebuvo kažkuo geresni karo metu už lietuvius, kurie kartais yra suvokiami kaip žydų žudikai. Yra tokie momentai, kai mes privalome pripažinti savo, jog negalime teisti praeities kartų, nes nežinome, kodėl jie elgiasi vienaip ar kitaip. Ši konferencija turėtų padėti mums susimastyti ir diskutuoti. To siekė ir Leonidas Donskis, kuris buvo viešas asmuo,
mąstytojas ir akademikas, kuris buvo įsitikinęs, jog mes, kaip akademikai, vaidiname savo vaidmenį, privalome dalintis žiniomis tam, kad žmonės priimtų tinkamus sprendimus ir pasirinktų toleranciją bei laisvę. Leonidas mirė prieš 8 metus, tai buvo baisus šokas, kuris mus vis dar iki šių dienų paveikia. Bet Leonidas nėra miręs. Viskas, ką mes darome, yra jo atminimo vardan. Ir mūsų sprendimus jo mintis visuomet paveikia. Tesilsi jis ramybėje ir tai įkvėpia daugybę ateities kartų. Man regis, jam būtų patikusi ši konferencija ir man regis, jis būtų jo žvaigždė. Ačiū Jums ir geros konferencijos.